gėlę. Kelintas tavo Europos čempionatas? Nebesiskaičiuojama, man atrodo, ant rankų pirštų. Gerai buvo turėti trenerį praktis raundams, kuris žiūrėjo ir į svingą, ir į viską. Manau, kad normalios varžybos, nieko įspūdingo, bet buvo daug gerų smūgių, buvo įglas, buvo daug beržių, bet tuo pačiu metu pamečiau visiškai driverį ir kai dingsta pasitikėjimas driveriu, kuris dažniausiai yra stipriausia mano žaidimo vieta, tai pasidaro kiek sunkiau, kas matėsi per paskutinius 2 raundus. Laukai nelengvi, daug vietų, kur nesimato, kur muši ar nuo tee, ar į gryną. Grynai su tokiais šlaitais, kad, taip sakant, daug dabučių buvo padėtos ant, taip sakant, tokios pasvirusios. Grynai vidutinio greitumo, bet šiaip labai geros kokybės laukas. Jis nebuvo lengvas, bet jeigu muši tiesiai, jeigu žinai, kur muši, matosi, kad žmonės sužaidė. Tai tu atskridai iš dykumų, kur nėra nei medžių, tik palmės siūbuoja. Kaip atrodė žaidimas miške? Jeigu būtų paprastas miškas su samanomis, nebūtų blogai ir konkorėžiais, bet kai miške dar yra ir akmenų, tiek pat kiek samanų, tai, taip sakant, nieko gero, plus kai su driveriu muši, taip sakant, į visus šonus ir tada kamuoliukas yra tarp 2 akmenų ir tu bandai pataikyti pro medžių plyšį ir dar nesulaužyti lazdos į akmenis, nėra linksma. Matėm labai daug Ispanijų šitose varžybose, gana daug Italijų, daug Švedžių. Ką duoda toks didelis kiekis dalyvių, ką sako apie tą šalį? Tai kai tiek komandoje važinėja žmonių, tai parodo, koks yra šalies lygis ir, taip sakant, investavimas į golfą. Ta prasme, Ispanijų buvo kokių 20 tikriausiai, Italijų buvo apie 8-10 ir jos visos keliauja su treneriais, jos visos keliauja su, taip sakant, palaikymo, palydėjimo komanda, kurias jos treniruoja ir, taip sakant, palaiko laukuose. Tai kai matai tokias šalis, tai vien iš Lenkijos buvo 4 žaidėjos ir tai matosi, kad ir tenai į golfą yra įdedama labai daug pastangų. Tai, taip sakant, čia galbūt ateičiai tokias mintys. Apie nugalėtojas. Tai viena iš jų mokosi South Carolina universitete. Jis čia ta Švedė, 23 pasaulyje. Artimiausiu metu atsiras kita lietuvaitė, kuri pradės žaisti už Lietuvą šitam čempionate. Ką tu jai palinkėtum? Manau, kad tai yra puikia patirtis, kur sutinki daug žmonių žaidžiančių universitetuose, atvažiuoja universitetų treneriai iš tas varžybas, sutinki daug jaunų žmonių, kuriuos po kelių metų sutiksi ir universitete ir visos būsit pažįstamos ir tuo pačiu metu gali sutikti daug Europos golfo asociacijos, visokių oficialių žmonių, kurie galimai kažkada ateityje padės. Ir tai visą laiką šitas varžybos būna prestižinės, geriausiose laukuose, gražiausiose vietose. Tai reikia dirbti, reikia važiuoti ir reikia mane nugalėti ir pakilti į top 15 vienais metais, o ne top 30.